Sveiki, aš, Austėja, šiandien vėl keliaujame laiku. Na, o šiai kelioniai kviečiu išbandyti maršrutą vandeniu. Modernus, tiesūs ir tvirti keliai – tai šių laikų privilegija. Tačiau praeities žmogus puikiai išnaudojo gamtos padovanotus kelius, upes ir jūras. Kelionę pradėsime nuo vienos iš ankstyviausių transporto priemonių – luoto. Jeigu upe plauki, tai čia pilnas komfortas ir pasroviui atsiguli, gali miegoti iš principo. Tai aš vieną kartą plaukiau, tai, taip jau pasroviui šventojai, tai primygęs buvau. Luotą prie kranto prinešė, pakėliau galvą ir stirna geria vandenį, nes, medžio gabalas plaukia, žinai, tai nebijo, sako, luoto ir šapalas nebijo, žuvis nebijo, žinai. Valtis, kai plaukia, jau yra pjautinė mediena, yra ten tie visi segmentai, jie kažkokią vibraciją duoda, žuvis reaguoja, o į tokį nereaguoja, žinai. Stirna geria vandenį prie patį, aš galvą pakeliu į mane, žinai, bižu tada. Tai luotas iš esmės susilieja su gamta, ne taip kaip šiuolaikinė valtis, kita ar ta pati baidarė. Visiškai ir mistika, ne mistika, bet savijauta visai kitokia negu baidariai, ten kiti jausmai. Visiškai. Luotas. Iš vientiso medžio kamieno išskobtas laivelis. Europoje luotai žinomi nuo akmens amžiaus. Seniausias Lietuvoje, Šventosios gyvenvietėje surastas luotas, buvo pagamintas prieš 5000 metų. Lietuvoje luotais plaukiota iki praėjusio šimtmečio pradžios. Česlavai, pasikalbėkim apie luotą būtent šį. Pirmiausia, tai kiek jam metų? Dabar yra jam 18. Prieš 3 metus nustojo plaukioti jisai. Tai 15 metų eksploatacijai buvo. Ir kur jisai plaukiojo? Buvo ir Kuršių mariose, Šventojoj, va čia va. Matai, čia šitas luotas yra neupinis. Šito luoto yra dugnas 5-6 cm ir jisai gaunasi kaip gimzlė. Kai balastas jis nusėda pusę ir po to jis pasidaro labai stabilus, nes svorio centras apačioj ir į marias, kada nebanguoja jau prie bangavimo nelabai. Kam buvo luotas tada, sakykime, seniausiais laikais skirtas? Ar kelionėms, ar transportavimui nuo vieno kranto iki kito kranto? Čia daug daugiau. Tai yra transporto priemonė, tai yra indas mėsos sūdymui, žuvies sūdymui, arklių girdymui žiemą, o kaip vonia gali būti prie pirties, tai va tokių daug funkcijų. Per archeologinius tyrimus ir žvalgymus Lietuvoje šiuo metu užfiksuota ir inventorizuota daugiau nei 70 luotų. Dažniausiai aptinkami nuskendę ežeruose ir upėse. Ištrauktus iš vandens telkinių, konservuotus ir restauruotus luotus galima išvysti muziejo ekspozicijose. Nemažai narų aptiktų luotų taip ir liko vandens telkinių dugne. Narai juos atrasdavo, o povandeninės archeologų komandos fiksuodavo ir tyrinėdavo. Dauguma jų iš tikrųjų yra, kai mes vadinam, be konteksto, ar ne? Jis yra tiesiog vandenyje, tam tikroje ežero vietoje. Tai informacija, kurią mes galim pasakyti maksimaliai, tai yra ta, ką mes turim iš tos materijos. Datavimą, medį, medžio rūšį nustatyti. Yra nemažai dabar datuotų luotų absoliučių datavimo metodais, tai jie yra iš tikrųjų iš įvairių laikotarpių. Vienas luotas yra iš bronzos amžiaus, toliau nemažai yra geležies amžių datuojamų luotų, o didžioji dalis jau yra datuojama tokiais istoriniais laikais, 15-17 amžiumi ir taip pat ir net ir 18 amžiumi. Tai luotai iš principo naudoti beveik visą laikotarpį, dabar galim sudėlioti tą mozaiką, kad nuo pat, tarkim, subneolito iki 20 amžiaus pradžios, ką liudija ir mūsų etnografiniai duomenys, ir fotografijos ir taip toliau. Ir jie buvo naudojami visada. Gerėjant filmavimo technikai, praeities mėgėjams nebūtina nerti į gelmes. Stebint narų užfiksuotus vaizdus,
luotus galima apžiūrėti sėdint namuose ant sofos. Tai Asvejos ežere surastas luotas, ypač sudominęs archeologus. Prikrautas stambių akmenų ir nuskandintas. Kartu įdėtas žiestos keramikos puodas. Keltos įvairiausios tokio protėvių poelgio versijos. Nuskandintus luotus, tiesa be akmenų ir puodų, išvydau Česlovo tvenkinyje. Plaukiojimo priemonė pilna vandens asocijavosi su išmestu netinkamu naudoti daiktu. Tačiau Česlovas pateikė kitą šio veiksmo paaiškinimą. Česlovai, būtent šitas luotas, kodėl jisai yra dabar užmerktas? Nu, tai pakelkit akis į dangų, pažiūrėkit kaip karšta ir jeigu aš jį dabar ant kranto laikyčiau, tai ne kažkas būtų. Suskilinėtų. Tiesiog jisai laukia reisą. Aha. Vanduo išsemiamas ir plauki. Narai randa senuosius luotus paskandintus, su krūvom akmenų viduje. Kodėl? Kodėl jie tai darė? Aš galiu atsakyti iš savo praktikos. Aš dariau tą nieko negalvodamas, ką ten darė, kaip kas darė. Tiesiog praktiškai pagalvojau, kad būtų teisinga žiemai palikti luotą po vandeniu. Kodėl? Prikroviau akmenų ir palikau. Todėl, kad po vandeniu yra vienoda temperatūra. Atmosferos poveikia nėra nei saulės, nei šalčio, nei vėjo. Tokia kaip drebulė, pavyzdžiui, labai gerai jaučiasi po vandeniu Tai ir joks tiesiog tai ne yra, ritualas. tai tiesiog yra garažas. Garažas. Garažas žiemai. Supratau. Nes teorijų yra visokių, kad galbūt luotas atgyveno savo rituališkai palaidotas vandenyje. Sakyčiau, girdėjau, kad ir buvo puodas rastas. Gali būti taip, kad gal sudegino pelenų, supylė ir taip padarė. Šiaip tai yragi pagal istoriją, kad luotė šarvojimas, ne? Taip. O kam klausė, o tam, kad nežinotų, kur jisai ten surado savo vietą, žinai. Nėra interpretacijos tokios aiškios, kodėl buvo kraunami akmenys, nes tai nėra vienintelis luotas, kurio viduje buvo surasta pakankamai stambių akmenų, lauko riedulių. Viena iš tokių, matyt, dažniausiai naudojamų teorijų yra tai, kad juos tiesiog skandindavo žiemai, kad nesutraiškytų ledas arba, matyt, nesugestų arba nesuirtų medieną, todėl jie būdavo skandinami į vandenį ir pavasarį vėl ištraukiami. Gal jie kaip nenaudojami jau buvo skandinami ar ne į vandenį. Nes dauguma tų luotų yra, bent jau tie luotai su akmenimis, man atrodo, jų yra 2 ar 3 rasti, tai jie rasti po vandeninėme ežero šlaite. Na, tai galima gal spėti, galbūt nučiuožė ar ne, nuo kažkur saugesnės vietos prie namų padėtos, prie sodybos padėtos. Bandėm mes ir žiūrėti medžiagą, kas yra viduj to luoto, bandėm tirti patį gruntą, pažiūrėti galbūt, nežinau, degintinių kaulų arba dar kažkokios archeologinės medžiagos, kuri leistų mums kažką bent jau preliminariai spėti, bet tie luotai buvo tušti, juose nebuvo nieko palikta, kas mums leistų mums truputį suprasti, kodėl. Bet aš manau, kad tai gali būti viena iš visai priimtinų teorijų ir beje, vėl į šitą klausimą arba paneigti gali ir rekonstrukciniai duomenys. Ta prasme, ir dabartinių naudojamų valčių ir medinių valčių vandens transporto priemonių naudojimo kažkokios subtilumai arba specifika. Kartais, aišku, archeologai randa, tarkim, ne tik pačias vandens transporto priemonės, bet šiuo atveju ir irklus, kas mums irgi galėtų sufleruoti, pavyzdžiui, ir gyvenviečių teritoriją, kad reiškia buvo naudojamos tam tikros transporto priemonės, o visa medžiaga liudija tai, kad visgi Lietuvoje arba mūsų regione pačios anksčiausios ir buvo luotai. Jie buvo tokie naudojami įvairiais laikais ir įvairiai pagaminti. Galbūt čia iš tikrųjų ir labai svarbus yra eksperimentinės archeologijos metodai, kurie galbūt leistų kažkaip pagal tuo metu vyraujančias technologijas pasakyti, ar ne, kaip buvo paprasčiau, ar daryti taip ar taip. Praėjusiame šimtmetyje meistrą gebantį pagaminti luotą buvo galima nesunkiai surasti. Ypač ežerų gausa turtingose apylinkėse ar kaimuose prie didesnių upių. Šiandien suskaičiuoti tokius meistrus tikriausiai pakaktų rankos pirštų.
Pažinojau tik vieną, todėl ir aplankiau. Pačiu laiku. Česlovas kaip tik buvo pradėjęs skobti luotą skirtą Kernavėje vykstančiam gyvosios archeologijos festivaliui. Procesas ilgas, todėl dalį paruošiamųjų darbų teko atlikti sodybos lauko dirbtuvėje. O festivalio lankytojai turėjo išvysti skobimo pabaigą bei patį įspūdingiausią proceso vaizdą – luoto apdeginimą. Česlovai, nuo ko prasideda visas luoto skaptavimas ir visa gamyba joje? Čia yra kontūrai paruošti išoriniai ir dabar lieka skobti. O dabar čia yra skobimo pradžia. Pirmiausia, nuo įrankių tada, nes kiek aš mačiau, tai tikrai ne vieno ir ne dviejų kirvių reikia. Pirmas yra paprastasis kirvis, sakykime. Paprastasis kirvis, elementarus tašymo kirvis. Aha. Supranti, su juo visi tie darbeliai eina. Su juo darysim ir tokias dabar darysim, čia pradėta kaip malkas darysim. Iš pradžių užsikertam. Tai čia, jeigu dviese dirbam, vienas stovi toj pusėje, kitas stovi, vienas kala iš šitos pusės, kirti, kitas muša tada kitą. Taip, vienu žodžiu, švytuoklės principas sutartinai. Tai dviejų žmonių realiai darbas. Vienam sudėti. Gali vienas, vienas, bet... Čia yra toksai, kaip vedega, matai. Taip. Tik čia tokia vedega, kuri grubiam darbui, tokiam, didesniam gabalam iškirsti, žinai. Šitą dar naudoja dažnokai. Šito kirvio istorija yra, šita konfiguracija, Kernavėj per šventę amatų priėjo iš Karelijos pusiau rusas, pusiau suomis. Ir jis būtent pasakė, kad mes darom ir paaiškino, kaip padaryti kirvį. Dar atsirado čia improvizacija tokia. Toksai, kur... Gali šitą funkciją daryti. Bet jis man daugiau tarnauja, kad aš jau grubiai išvalau, jisai tarnauja šitą, išiminėjau bortus. Šonus, jeigu čia stringa, tada iš tos pusės. Būtent čia tas... Čia kaip vikingų jau. Taip, panašus. Bet jisai veiksnus yra kirvis. Yra kaip aš šitą, tai noriu daryti plečiamą. Čia aš jį išplatinsiu per vidurį. Praskėsiu, ta prasme, aštuntuką. Tokia aštunkės forma. Klonas briaunas ir gaunasi, jis lyg tai būtų suspaustas, žinai. Taip. Įsivaizduok, skardinis daiktas ar plasmasinis, jis tiesiog suspaustas. Taip. Tai kada verti, jisai kitą pusę iššoka. Ir kas nuo to pasikeičia? Jis geriau plaukia? Ne, tai jisai bus talpesnis. Talpesnis, stabilesnis ir... Esu mačius, kažkada plaukėt su ganėtinai kreivu, bet labai sėkmingai. Tai galim sakyti, kad nėra įtakos tiesumas, platesnis, siauresnis plaukimui. Čia pastebėjau tokį dalyką, kad medis diktuoja savo. Jeigu tu jį prievartauji, bandai tobulą formą padaryti, tai fiasko būna dažnai, jis labai virsta toksai, žinai. Kuo daugiau natūros palieki, to geriau gaunasi, kažkaip taip. Nebaidarė čia kažkaip. Tai kiekvienas luotas, galim sakyti, visi jie buvo skirtingi, nes tikėtina, kad meistras jį gamindamas taip pat turėjo šitą žinią ir klausėsi man. Matai, čia du dalykai yra, kad labai jau ten jie būtų skirtingi, kaip seniau, jeigu daro žvejybai tik tai, ne? Tik žvejybai. Ko reikia greitai pasigaminti, nes žuvis neršia, čia reikia pasiskubinti, čia forma ar dar kažkas dzin yra, svarbu iškirsti. Žiūrėk, geldos praktiškai jos labai panašios, ne? Bet jeigu pasižiūrėsi vieną meistrą darytą, kitą meistrą, jos truputį skiriasi. Skiriasi tie paėmimai, žinai, ryšimai ir gylis ir taip toliau, žinai. Įvairiai yra padaryta vis tiek. O kitas dalykas yra, tai jeigu žmogus, pavyzdžiui, biškai galbūt
prie meno, ten dar kažką, tai norisi gražiau padaryti, ne, nu, tai jis taip ir daro. Nu, pačiam smagiau ir šiaip. Tai toks gali būti ir praktiškas luotas, ir gali būti reprezentacinis, sakykime. Visiškai, čia kaip su automobiliais, sakau, čia, žinai. Bet to kaip ir automobiliai yra sunkvežimiai, žinai, yra darbinė mašina, yra išeiginė mašina, čia irgi taip pat. Mes luotų randam iki 20 amžiaus plaukioja. Taip. Tai, bet su laivais kiek yra prašiau, ypatingai su senaisiais. Tai ar galim mes manyti, kad galbūt mes ir plaukiojam luotais visą laiką? Kuo mes plaukiojam tada? Koks buvo tas mūsų transportas? Nu, sakykime, luotas jau yra, kaip pasakyti, jaunesnis už plaustą, manyčiau, ne? Seniausia priemonė visgi yra plaustas, ne? Keli pagaliais sujungti ir tiek. Oi. Nu. Aha, o kaip pavyzdžiui neišprūsusiam savęs nesusižaloti? Įdomus klausimas. Nes vis tiek turi, o pats traumų Matai, daug turi? yra, žiūrėk, vat, jeigu dabar būtum užsispyrus, pusę valandos pakaukšėtum ir ateitų tau tas išprūsimas, supranti, nieko čia tokio. Nereikia nieko, kirvis daugiau turi savo darbą daryti, iš jėgos nieko nedaryk, rankos nesukausys, kirvis savo svoriu, paleidi, vat, ir va. Nereikia įsitempti labai, va. Turi savo eiti kaip švytuoklė, žinai. O mano luotai, tai jie tiesiog medis diktuoja pačią tą, nu, tai prievartauti medį pagal kažkokią kopiją man kažkaip. Tai galime teikti, kad ir senovėje gyvenęs žmogus taip pat klausėsi, ką medis jam sako. Tai visiškai taip, nes, nu, sakykime, labai įdomus dalykas yra tai, ką aš darau intuityviai, tai paskui gavosi taip, kad, pavyzdžiui, kad ir apdeginimas, ne, išorės luoto, aš visiškai intuityviai tą viską dariau, Kernavėj pirmą kartą, kai užkūriau, vis subėgo. O tas apdeginimas, ką jisai suteikia? Tai... Apdeginimas yra, jis yra, vienu žodžiu, cementuojasi visų pirma, sukietėja luoba išorinė. Antras dalykas, nekimba moliuskai, negraužia niekas jo, jisai, vienu žodžiu, yra, nelimpa, kaip samanos būna apauga samanom, niekas nelimpa, jis toks, nu, savotiškai gaunasi, aš po to riebalais, ar tai gyvuliniais, ar augaliniais riebalais ištepdavau po deginimo ir viso dar susigeria, visas impregnavimas toksai. Vienas manęs klausė, iš kur tu, sako, pagal kokią metodiką tu deginai, taigi taip darydavo, žinai, o aš nieko nežinojau. Tai reiškia, tas intuityviai darimas tiesiog atkartoji tai, ką žmonės darė anksčiau, nu, dviračio neišrasi, žinai. Galima net teikti, kad galbūt genuose. Tai gal ir genuose, ties proseneliai dailydės buvo visi tai. Luotai šiandien, kaip ir daug kas mūsų gyvenime, turi poreikio ciklus. Buvo laikai, kai prie Česlovo dirbtuvių rikiuodavosi užsakovų eilė. Jo luotai plaukiojo privačiuose tvenkiniuose, televizijos laidose, dokumentinių ir meninių filmų kadruose. Neverta tikėti, kad turistai vietoj lengvai įsigijamų plastikinių ar pripučiamų baidarių šiandien rinktųsi šį archaišką keliavimo būdą. Kadaise vandens telkinių pakrančių gyventojams buvusi svarbi susisiekimo ir darbo priemonė, dabar patraukli tik egzotikos ar aštrių pojūčių mėgėjams. Baidarką plastikinę dabar paprasčiau nusipirkti. Taip. Arba pripučiamą, žinai. Bet, nu, sakau, aš nepalyginsi plaukimo tų, žinai. Nes buvo prieš kelis metus, gal 3-4 buvo gydytojai, tiesiog praktikuojantis gydytojai svečiuose, žinai.
Tai vienas praplaukė, sako, tai čia unikali priemonė vestibuliarinio aparato sutrikimui, žinai, gydyti. Žmogus atsisėdas, žinai, visas ir paskui susigyvena, pradeda jausti viską, žinai, pradeda plaukti. Nusakė, veikia taip labai teigiamai, žinai. Ir atsitinka ta pergalė, kada baigėsi tas mandražas, žinai, visas svirikavimas, žmogus pradeda plaukti, pajunta viską, žinai, ir tvarkosi viską, žinai. Jo. Tai galbūt ir būtų kokia nebloga idėja ir šiuolaikiniam žmogui pradėti pramogą tokią jiems. Jo, čia tiesiog gydomoji priemonė. Gydomoji priemonė. Ir pramoga. Kažkas ant bičių ten miega, žinai, kažkas luotė guli. Čia labai gerai. Šis edukacinę misiją atlikęs luotas grįžo į Česlovo tvenkinį. Čia ir buvo išbandytas meistro sūnaus bei luoto gamybos bendraautorio Eitvilo. Pasiteisino medis labai. Jo, išbandėm gluosnį. Šiaip jo, labai medis pasiteisino. Nežinau, gerai gavosi, teisingai, išbalansuotas. Stabilumo ribų nėra, dar galima šiek tiek dadroš, bet dirbt, plaukiot jau galima. Pasisekė, gan greit padaryti per 4 dienas. Galus paryšim dar paskui, kad netrukinėtų. Su kolegomis rekonstruktoriais į svečias šalis šiais laikais nukeliaujame gana greitai. Štai kelionė į vakarų Europos renginius trunka nuo kelių valandų iki poros dienų. Kelionė į Vikingų žemes trunka kiek ilgiau. Reikia įveikti Baltijos jūrą. Na, o nuvykus pas Vikingus, Lietuvos rekonstruktoriams kyla lengvas pavydas išvydus jų rekonstruotus Vikingų laivus. Tad keliaukime link jūros, kur tirsime Lietuvos laivybos šaknis. Laidų apie rekonstrukcijas ir rekonstruktorius kūrimas be visų dalyvių atliekamų darbų ir eksperimentų stebėjimo turi ir kitų vertingų epizodų arba privilegijų. Viena jų – pačiai išmėginti ir patirti, ar daiktas padeda keliauti į tolimąją praeitį ir ją labiau pažinti. Taip ir šį kartą. Kolega pranešė apie Pamaryje statomą Vikingų laivą. O susisiekus su laivo statytoju Simu Knapkiu, gavau pasiūlymą atvykti į Šturmų kaimo uostą bei kelionę pradėti nuo 15 amžiaus. Tai pirmoji Lietuvoje pastatyta senosios Vytinės replika. Tai Vytautas Didysis. Pavadinimas išduoda, kokį laikotarpį jį pristato. Vytinė, kaip ir jos kapitonas Simas Knapkis, puikiai pažįstamas Lietuvos nacionalinės ekspedicijos dalyviams ir laidos žiūrovams. Raižęs Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos upių vagas, laivas šiandien vyksta trumpu maršrutu. Iš Kuršių marių Šturmų uosto į Minijos upės Mingės kaimo pakrantę, kur prieš tradicinį senovinių medinių laivų paradą renkasi šį praeities pažinimo ir tyrinėjimo būdą pasirinkę entuziastai. Šias vandens transporto priemonės vadindami laivais arba valtimis nesuklystume, tačiau laivų žinovai vien tokiais pavadinimais nesitenkina. Per kelionę Simas išvardijo mažiausiai 25 žinomus Lietuvos jūreivių ir upeivių naudotus laivų bei valčių tipus. Dalis jų jau rekonstruota, kita dalis kol kas laivų statytojo planuose. Pasinaudodama dar vieną privilegiją, tą dieną valdžiau iš 15 amžiaus sugrįžusią Vytinę, o Mingyje peršokau į ko gero labiausiai visiems matytą ir pažįstamą, kadaise Kuršių marių pakrantės gyventojams tarnavusi, dabar atkurtą ir istorinių laivų mėgėjų puoselėjimą Purėną.
Romai, aš turbūt vienoje vietoje tiek medinių laivų nesu dar mačius. Pasakok man, kur aš atsidūriu ir koks tikslas yra šito Mingės flotilės? Visų pirma, atsidūrėjai Lietuvos medinio būrinio laivyno tokiam sambūryje, suplaukime. Ir tai jisai vyksta, būna Mingės flotilėje, Mingiai, kur mes darome savo vakarinį paradą. Mes plaukiam tokia kaip ir eilė laivų, parodom kitiems žmonėms, pamatytų mus šiek tiek. Taip pat mes renkamės ir per regatą mūsų burpilis, kuris vyksta kiekvienais metais prieš jūros šventę ir šiemet vyks 10 kartą. Ir faktiškai visi tokie renginiai, tai kaip ir skatina kitus žmonės galbūt susidomėtais laivais, prisijungti prie mūsų, galbūt pamato kaip ir kokioje nacionalinėje ekspedicijai tos laivus, kurie plaukia, daug kas yra matę per televizorių. Ir paskatina tų laivų kaip ir didėjimą, prisijungia ta bendruomenė tokia formuojasi ir tas yra Lietuvos istorijos pasakojimas, tas vandens istorijos, jūrinės istorijos, taip pavadinkime. Ir tokie susibūrimai mums leidžia tos laivus išlaikyti gyvus, nes žmonės specialiai ruošiasi, organizuojasi įgulas ir tie laivai tik tai plaukdami, kaip mes sakome, lieka gyvi. Atgaivintus istorinius laivus po kelių dienų išvydau Klaipėdoje, tradicinėje jūros šventėje. Po šio aktyvaus laivybos sezono etapo su Simu Knapkiu dar kartą susitikau jo dirbtuvėje prie baigiamo statyti vikingų laivo. Pokalbį pradėjome ten, kur ir prasidėjo pirmasis laivo statybos etapas – prie brėžinių stalo. Nusipirkau brėžinius už 3,5 tūkstančio ir paskui būtent dėl medienos struktūros supratau, kad turiu dabar už 3,5 tūkstančių popierių. Beveršiu tau. Beveršiu, jo. Istorija tai su tais brėžiniais. Pradinis variantas turėjom statyti šičia. Čia yra tokia legenda, kad prieš 100 su trupučiu metų buvo rastas Fromburke laivas. Ir atseit čia buvo Semporusių laivas, čia 1000 metų senumo. Tai ir ant to buvo projektas, kad mes čia šitą statysim. Ir surengėm konferenciją jūrų muziejui. Ir atvažiavo vokietis ir Klaipėdos universitete dirbęs daktaras Mike Springman, jūro archeologas. Sako, čia negali būti to laikmečio tokie. Ir čia greičiausiai yra iš 15 amžiaus žvejų laivas. Detalė yra, taip, tada sužinojau, kad ne šitą ir galvojau remtis. Kažkada su amžinatis Romaldo Adomavičium Hanze Sail dalyvavom. Rostokė užėjau tokią knygelę ir žiūriu, 14 eurų. Ir buvo šitas brėžinys. Pasakau, statysim šitą. Tai va, už 3,5 tūkstančių brėžiniai pas manęs kabo gražiai, o pastačiau laivą už 14 eurų. Detalė dar tokia, kad paskutinį kartą dar nuvažiuoju, pasižiūrėti dar kai kurios detalės, pasifotografuoti. Nueinu į muziejaus parduotuvę, žiūriu, kas čia per knyga. Žiūriu, čia knyga, kur viskas yra. Visi. 40 eurų. Tai būčiau žinos, kad šita knyga yra. Už 400 būčiau nupirkęs. Nu, fainė, kad gerai baigės, kad aš nepridariau kažkokių klaidų. Vikingų prekybinis laivas aptiktas 1962 metais Danijoje, fjorde prie Roskildės. Nustatyta tiksli jo pagaminimo data – 1040-ieji. Galbūt tokie radiniai Lietuvos archeologų dar laukia ateityje, o kol kas seniausią laivą, aišku, neskaitant luotų, galima išvysti Vilniuje Bernardinų bažnyčioje. 16 amžiaus pradžioje tapytoje freskoje laivas, menantis vienuolių pranciškonų misionieriškas keliones upėmis ir jūromis. Fjorde prie Roskildės aptikti laivai saugomi Danijos vikingų laivų muziejuje, o Lietuvoje Šilutės rajone baigiama gaminti šio laivo kopiją. Koks svoris maždaug? Galima pakelti. Aš tai turbūt sunkiai. Ai ne, gal ir nieko baisaus. Nieko baisaus tikrai. Gal tik tas dydis šiek tiek nepatogus ilgis. Nu, taip nešti ir statyti du skirtingi dalykai yra. Trumpas pasiruošimas ir laivą galima vertinti ne stebėtojo nuo kranto, o įgulos nario žvilgsniu. Šo.
Okay. Šiaip per 2. Kiek čia sutilptų personalo? Vergų. Daug. Šiaip jisai bus registruotas, ko gero, 12 žmonių. Sočiai, jeigu ir toliau kažkur plaukti, ar ten vachtom netgi plaukti, tai 3 vachtas galima suformuoti pilnai. O autentiškai, aš manau, plaukdavo 6 žmonės, nes 5 irklų vietos yra, tai reiškia 5 irkluotojai ir vairininkas. Šitam laivui dar tikrai yra likę ką veikti, kaip matau, ne? Vis dėlto, kiek žinom, Perplaukti jūrą. Perplaukti jūrą. Bet jūs jau jį leidot į vandenį, ne? Kokie tikslai buvo ir kokios išvados iš to nuleidimo? Ar pasisekė, nenuskendot? Tai? Pernai rudenį, jo, aš išbandžiau. Pirmas dalykas reikėjo dėl projekto, antras dalykas dėl manęs paties. Norėjau sužinoti, ką aš padariau. Pavyzdžiui, aš nekamščiau šitą laivą, tiek kiek tos tarpinės buvo įdėta. Labai norėjau pažiūrėti, kokia ta kokybė. Kitas momentas, norėjau pažiūrėti stovumą ir plūdrumą. Kaip jisai, šiaip kas čia per daiktas. Niekada net nebuvau plaukęs aš tokių laivų iš tikrųjų. Manau, kad visi laivų statytojai turėtų plaukyti. Tai buvo tokie tikslai. Uostį nuleidom Šyšui, paplaukėm truputį. Kažkas paaiškėjo tau, kaip... Čia labai daug balasto reikia, jis labai lengvas. Jis įgrimzdo praktiškai tiek pat, kiek Kurėnas. Tai Kurėnas plokščiadugnis laivas, bet jis tikrai galvojau, kad jis gerokai daugiau įgrims. Pavyzdžiui, su tokiu silpnu varikliuku plaukėm, tai į vėją nėjo pasisukti, jis toks lengvas, nuputinėja jį, visiškai ten sulenkta ranka jį gali taip atempti šitą laivą nuo krantinės, jį reikėtų. Bet jis ir be to stiebo buvo? Ne, pasistatėm rėją vietoj stiebo, pasižiūrėti, kaip jisai iš šono atrodo visas šitas reikalas. Aš dar matau, kad jame trūksta grindų, ne? Nes... Jo, čia taip atrodys grindis. Čia tiesiog susidėjau bandymams, kad nebūtų nelaimingas atsitikimas, kas nors ten kišt koją. Bet čia aš prie vairo stovėjau, tai aš jau čia pasidariau normaliai. Plus įranga čia buvo sudėta, tai grinai norėjau pasižiūrėti ir aukštį grindų, kaip ar čia bus patogu vairas. Ir taip pat vairą išsibandinėjau, man labai daug klausimų. Dėl vairo taip pat, tas vairas labai giliai ir buvau, tai Mariose mes nepaplaukėsim, nes pagal tą brėžinį gaunas ne 90 cm, tai aš neįplaukiu nei į didžiąją dalį tų mažų uostelių neįplaukiu tiesiog. Ar gali būti vikingų laivai tokie prekybiniai, kada jam reikia priplaukti ir aš pasidariau tokią laisvą konstrukciją, pažiūrėt, gal jis tas laisvas vairas kažkoks būdavo. Stabilios vietos vairui dar net nedariau tam, kad nesugadint laivą. Taip. Tai toks eksperimentas konkrečiai. Prisigrėžiuot skylių daugelį. Čia nėra balkis namo, kur tu atlupai ir ten nieks nesimato. Klaidų neatleidžia. Šiaip tai jo, laive yra blogai, esu nemažai nudegęs, pavyzdžiui, pervežant laivus, kada jie nėra iki galo padaryti. Jie pritaikyti plaukyti ir nevežioti ir deformuojasi ir nebegali sugrąžinti niekaip. Tai mes tada su šita mintim galim preziumuoti, kad jie ir gaminti buvo tik tai prie vandens, ko gero. Tik tai. Ta prasme, kasgi transportuos Taip, natūralu. Žemyniniais keliais. Dabar yra, aišku, galimybių, bet kada reikia 100 km vežti, vis tiek ten neišvengia kažkokia duobė ir tie visi smūgiai persiduoda ir jie tokie. Plauki vandeniu, kartais būna toks smūgis, kada nuo bangos viskas sudreba, tiesiog viskas sudreba. Netgi lėtai plaukiant, tai čia vanduo. O asfaltas ir visi kiti tokie dalykai. O tai tada pasižiūrim, bet toksai laivas, ne? Kokius jis atstumus galėtų nukeliauti, ta prasme? Aš manau, čia buvo fjordų laivas, pakrančių laivas, bet per jūrą toksai drąsiai. Per Baltijos jūrą, tarkim, drąsiai. Tikrai plaukėdavo. Čia vidinį į vandenyną tikrai neplaukėdavo, čia ne Knaras yra. Knarai irgi prekybiniai laivai, bet konstrukciškai jie kitokie, didesni. Tai tie laivai, su kuriais ten Vinlandas, Grenlandas atrasti, taip vadinami, tai greičiausiai su Knarais buvo prekybiniai laivai. Kelionės į Islandiją, dažniausiai filmuose rodomi kariniai laivai, bet tai tikrai nemanau, kad ten kariniai laivai plaukia. Vien tik tais. Taip. Drakonai galiu. Drakonai, ten skydai ant šonų, čia viskas gražu ir taip toliau. Bet masė buvo prekybinių. Tai šitas, nemanau, kad į Atlantą kažkur plaukėdavo, čia Baltijos jūros laivas. Tai jis galėjome jame ir bačkas su kažkokiais turiniais, ir gyvulius galėjom tikrai... Gyvulius kažin, nes taip kaip jūs matot viršutinę, čia bimsai šitie sudėti
kurie taip pat tarnavo kaip irklininko vieta ar šiaip atsisėsti tiesiog. Tai vat šitaip ir būdavo. Tai čia tie gyvuliai galbūt avis kažkokios, ožkos galėjo būti, bet ne kažkokie stambesni ragočiai ar ten žirgai tikrai ne. Žirgai tikrai ne. Bet vat maišai, grūdai kažkokie galbūt, nežinau, kom ten prekiaudavo, nesugilinęsis, tai... Kailiai, mediena, vaškas. Taip. Man atrodo, šita šventa trejybė, kur mes Galbūt- žinomi. galbūt vergai. Galbūt vergai, taip. Vėl išlipus ant kranto atkreipiau dėmesį į vieną neįprastą šioje aplinkoje detalę. Ant laivo išorinio borto pakabintas vainikas. Už mūsų dabar kabo vainikas ir aš negaliu nieko padaryti, man galvoje sukasi. Ir tai yra panašiai kaip namą statant, yra tam tikrų metų. Taip. Ane? Kaip kada yra iškeliami, vadinami ragai, kilys padaromas, jeigu kurieną darant dugnas, tada dedamas vainikas. Taip kaip namas surenčiamas ir gegnės iškeliamas ir tada vainikas, taip ir čia. Tai reiškia, laivyboje irgi yra tie ir prietarai, ir tradicijos gilios tokios pat. Sakyčiau, gerokai gilesnis. Ir tie prietarai ir dabar gyvi. O kurie, pavyzdžiui? Nešvilpti. Nešvilpti. Jo. Tai mes, kas buriuojam, tai pašvilpuojam, bet švilpiam tam, kad prišauktume vėją. O šiaip žmonės, kurie gyvena tenais, žvejoja ir panašiai, tai kreivai žiūri tokius dalykus. Nebėra taip, kad anksčiau esu girdėjęs ir su irklu gaudavo į kuprą, tas, kas švilpia, kad iškristų per bortą, nu, paskui, aišku, įsitraukė. Ganėtinai griežtai žiūrėjo. Tai dabar to, aišku, nebėra, bet prietarai vis dar yra nešvilpti, dar kažkokių tokių. Moteris nelaimė laive dėl ko? Nu, dėl to, kad vyrai pradeda muštis. Taip. Tai sako, pačią negražiausią moterį reikia pasiimti į laivą, jau kai pradeda muštis vyrai, tai reikia, kapitonas supranta, kad reikia krantą. Tai dėl to jūreivės moterys turėtų būti baisiai negražios, iš esmės, ne? Ne, aš sakyčiau, kad ne, gražios, bet kiekviena vyrai ir po moteris tada. Nu taip, padaugė turi. Supratau. O tavo šitas laivas yra rekonstruojamas pagal Danijoje rastą laivą. Mes jų nerandam. Žiūrim dabar į mūsų laivybos tradicijas. Yra šiek tiek toks klausimas prieš istoriniais laikais, tai ar mes plaukiam laivais, nes luotų turim pilną, naudojam iki 20 amžiaus. Turim baltų vikingus, kuršius, kurie su vikingais tikrai bendravo. Ir jeigu vikingai turi tiek laivų, kur yra mūsų laivai? Kur jie? Įsivaizduokit Skandinavijos pakrantę, suskaičiuojam, kiek ten turi pakrantės ir kiek turi Lietuva. Pirmas dalykas. Antras dalykas, mūsų krantas yra tiesus. Tai reiškia, jeigu gali būti laivai, tai arba jie kažkur paskendė grinai jūroje, arba jie turi būti upių žiotyse, kur būdavo kažkokie uosteliai, sustojimai ir panašiai, tai reiškia po dumblu. Arba jeigu jie buvo grinai pajūri, tai tas smėlis, atrodo, jisai draugiškas yra, bet iš tikrųjų smėlis jisai abrazyvas yra, jis tiesiog galėjo viskas ten sudulėti visiškai, būtent dėl smėlio. Mes turim problemą sovietmetį ir dabar galbūt tokį biškį ūkininkavimą, kur ten pirmiau ekskavatoriaus kaušas įeina, o paskui tik tais archeologas. Tai šitie daiktai nemėgsta šitokio dalyko. Ir aš žinau pavyzdį, vieno stelį rekonstravo ir ten rado laivo dalį, mano tėvas jį pasiėmė dugną. Mano tėvas jį pasiėmė, ten norėjo, tiesiog sumalti. Tai man čia tik vienas iš tokių pavyzdžių, kur ten buvo pamatyta. Aš manau, kad čia tokių dalykų tai tikrai apšiai yra buvę ir ten geriau tau tai padarai ir tyliai. Tai tiesiog galbūt radom, bet net pažinom, kad tai galėjo būti. Galėjo ir tai būti, bet gali būti, kad ir neišlieka šitą. Nesakau, būtent tas pajūrio mes neturim daug. Bet viltis lieka. Yra keletą tų kniedžių rasta. Profesorius Valadas Žulkus yra radęs ir aprašęs ir identifikuoja, kad 4 skirtingų laivų čia kniedės. Tai jau, ar čia mūsų, ar čia vikingų yra, sunku pasakyti, bet... Tai turėjom turėti ne ką prastesnius ir laivus negu jie. Lygiai tokius pačius. Archeologinėme objekte aptikus vinį atsiveria plačios erdvės radinio panaudojimo interpretacijoms. Kniedės vertinamos kiek kitaip. Ypač jei aptinkamos netoli vandens telkinių. Marinistinio paveldo tyrinėtojai tai informacija apie laivo borto storį. Kniedė gali padėti nustatyti net laivo dydį ir tipą. Kniedės jau tos, jos yra bandytos istoriškai čia daryti, kaip suprantu, jos kalviškos, taip vadinamos, ne? Jo, čia yra kniedės. Aha.
čia kniedžių matom tą kitą pusę, nes Okay. paaiškinsiu procesą. Čia matom kitą pusę, o apačia eina ir va šičia, pavyzdžiui, vinis eina jau. Tai va, tai čia maišėsi kniedės su vinimis. Čia iš vis didelės tokios kniedės kalėsi, tai 3 rūšių, sakysim, čia tokie metalo darbai ir viskas, daugiau čia nieko nėra, tik tai šitiek metalo yra. Jeigu autentiškai daryti, tai kai jūs čia matote tas medašius, tai čia ir tiesiog konstrukciškai man kompensavo vienas žmogus. Medašių sukimas, tai jau neliks, čia mediniai kaišiai kišis į tas vietas, kaip tik man ten stringerius reikėjo priveršti. Tai va, tai... Bet kalviškas kniedės turėjai užsakinėti, jau spėjau pas čia kažką, kas žino. vietinis, nežino. Nežino, kad ne? aš gavau pavyzdį Danijai ir bendrau su kalviais. Ir ten sudėtingas tas procesas, ne vinį nukalti, vis tik kniedė yra. Savo bičiulio Makso paprašiau nukalti vikingų laikų laivo kniedę. Čia bus ir kniedė, ir ta plokštelė po kniedė. Tai 2 padarysiu, vieną ilgesnį, kitą trumpesnį. Kitose šalyse pagal kniedės net laivo formą nustato ir konstrukcijos būdą. Medžio nelieka visiškai, lieka tik metalas. Tai va, čia. Nu va, kniedės. Dabar darysim tą plokštelę. Darysim taip, kaip turėjo būti daroma tais laikais. Tai yra negręžiama jokių būdų, o pramušama skylė su specialių įrankių. Toks kaip skylamušis vadinamas. Tai va, tos kniedės randamos būtent su tom plokštelėm. Vos ne kaip vėrinys. Viena pusė ir kitoj pusėje užkniedėta ta plokštelė. Jungia medžio lentas. Ir lentom supuvus liko tik tai metalas. Nu va, Skandinavijai muziejuose daro šitas kniedės. Šiais laikais gamina jas tūkstančiais ir naudoja laivų kniedimui bortų. Čia naujas įrankis. Va. Ir gręžia skylę lentuose, įkiša kniedę. Strypelis yra užkniedimas ir šita kniedė, dabar karšta, jinai prisiglaudžia prie lentos ir, žodžiu, suspaudžia. Ir skylę pragręždavo specialiais grąžtukais. Tai va. Tokiu būdu jungdavo lentas, gamindami vikinginius laivus. Simo statomo laivo bortų lentas sujungusios kniedės yra tikslios Danijoje aptikto laivo kniedžių kopijos. Vieną kniedės originalą kaip pavyzdį paskolino kolegos iš Vikingų muziejaus, o jų reikėjo 3000. Jas pagamino pajūrio kalvis Valdas Jurkšaitis. 980 metų šito laivo modeliui ir aš padėčiau 980 metų senumo kniedę, neatskirtume. Kai kurios patobulinimus mes darėm, tai irgi Valdas kruopštus žmogus sugalvojo, kad dar galima patobulinti, tai kitaip tariant, mūsų kniedimas tikrai yra geresnis negu vikingų. Galima apmušti dar labiau jisai suapvalėja ir dar labiau priglunda. Tai tai turim tokių, manau, vikingams tai patiktų. Tokie triukai, kurie dabar gali pasitarnauti. Taip. Bet tai kas tada turėjo gilesnės tas tradicijas laivybos? Nes vikingai, jie laidojo savo laivuose ir mes juos randam ir randam beprotiškai turtingus turinius tuose laivuose ir labai daug informacijos turim. Mes tokių nerandam pas save. Gerokai gilesnis. Ten gerokai gilesnis. Nu, įsivaizduokit, Danijoje nėra vietos, kur būtų iki jūros toliau negu 60 km. Tai tu visko prisisunkęs esi, ten viskuo. Tiesiog pas mus to, grinai pakrantės trūksta. Ir plius laikmetis. Laikmetis ateina kryžiuočiai, visus išvaro tos vikingus ir kuršius išvaro iš jūros ir padaro ten tą tvarką, baigėsi privatavimai didieji. O
sovietmės vėl mus kažkaip nuo jūros patraukė ir Bet čia mes tada žiūrėtumėm apie jūrinę laivybą, ne? O kaip tai atrodo upinė laivyba? tas pats. Jeigu jūs žemėlapį šiandieninį, nežinau, istorinį šiandieninį žemėlapį atsiverti, nuo Olaso Magnusono Karta Marina garsaus, kur pirmą kartą lietuviškas laivas yra pavaizduotas 1539 metais. Žygimantas Senasis ir šalia jo ten 3 vytinės yra nupaišytos. Tai nuo to laikmečio ir dabar žemėlapis, pažiūrėkit, visi miestai, miesteliai, kaimai prie kažkokio vandens telkinio. Taip. Tau yra vanduo, tau yra maistas Ir tau yra kelias, susisiekimas. Tai dabar tu brisi, ar tu plauksi, ar tu ir kluosi, ar jeigu turi galimybę pasikelsi kažkokį skudurą ir tu buriuosi. 99% naujiena, kad Vilnius tai Uostamiestis buvo. Taip. Nes Uostamiestis yra Guoninis, dirbęs pas Žygimantą Augustą, tai yra prašęs einu ten prie Neries pakrantės pasižiūrėti vytinių. Vytinės plaukia, vytinės, kurie ten laivai, nežinau, gal nuo kokį 20 metrų iki 50 metrų. Iš tikrųjų yra užfiksuota, yra mokesčių dokumentai, amžinatilsį Romualdas Adomavičius jūrų muziejaus, Kurieno kapitonas yra dokumentus radęs, kur mokesčiai už žiemos laikymą Kernavėj. Vytinės yra. Kiek kainuoja laikyti Kernavėj žiemą į vytinės 2. Tai va, tai ta laivyba buvo, ir mes turim terminus. Mes turim savo laivas, burė, stiebas, irklas ir tų terminų, vytinė ta pati, vytinai, pavyzdžiui, špangautai ir kai kurie terminai, jie ir mažoji Lietuvoje, ir didžioji Lietuvoje. Ir kai kurie laivai labai panašus ir mažoji, ir didžioji. Tai čia viskas mes... Tai išlieka, reiškia, ir kalboje ta istorija. Tai kalba, ko gero, kalba labiausiai ir pasako, kad šita laivyba buvo, tu gali laivus greitai pastatyti, bet tu terminų nesukursi. Netgi laivas pati vytinė. Rusai rašo lenkišką vytinę, vokiečiai rašo rusišką vytinę, o patys lenkai sako, čia yra lietuviška vytinė. Pas mus dar tie laivai plaukia iki 19 amžiaus pabaigos, dar šitie laivai plaukia. Šiaip pasaulis labiau susimazgęs, negu mes galvom, kad yra, bet savo mes tikrai turėjom. Ir kalba vienas iš tokių dalykų. Prieš 1000 metų Danijos Roskildės fjorde nuskendęs, archeologų surastas ir pagal brėžinius Lietuvoje atkurtas vikingų laivas. Dar visai neseniai toks sakinys skambėtų kaip iš fantastikos srities. Pasak Simo, trūksta kelių mėnesių intensyvaus darbo ir baigtą projektą bus galima išvysti ne tik grafinėje vizualizacijoje. Ir aš šitą norėjau pilnai autentiškai pasidaryti. Būtų toks kaip pavyzdinis variantas ir savo kaip meistras. Aš manau, kad šitą laivą padaręs, aš galėsiu vadintis meistru. Nes ką iki tol dariau, tai čia laivų žaidimas. Ir visi, ką daro, tai čia ir... Mes turėsim ant Lietuvos žemės istorinių laivų meistrą. Tai va, Čia yra nerealu. Nes jeigu tu nedarai pasaulinio lygio daiktų, tu joks meistras. Šitą noriu padaryti tokį, kad taip jau galėčiau pasivadinti meistru. Nors dar ir neradome savo vikingų laivo atitikmens, jau turime savo istorinių laivų meistrą. Yra kuo didžiuotis. Ačiū plaukusiems kartu ir susitiksime jau kitoje ekspedicijoje po savaitės. Šią ir kitas laidas visada rasite LRT mediatekoje. Iki kitų atradimų.